Taigi, sveikučiai, senai buvo kažkoks video, tai šiandien labai gavau puikių kalėdinių dovanų. Tai viena pažįstama atidavė, sako, žinau, kad tu renki visokias senienas, tai tokį plokštelių grotuvą. Krūvelę va tokių plokštelių. Kaip matom, netgi čia yra kažkas tai. Aha, bet čia yra tuščia, kažkaip nejaučiu. Kas čia tokia plokštelė? Nu, net įdomu bus pabandyti, pažiūrėti, ar čia iš tikrųjų tokia plokštelė, ar čia sumaišyta ir kažkas įdėta. Bet jeigu net ir sumaišyta kažkas kita įdėta, tai greičiausiai vis tiek kažkur šitoj krūvoje turbūt galėtų būti šita plokštelė, jeigu jinai normali. Tai va, smauki kažkokia, tai nežinau, įdomus variantas. Būtinai patikrinsim po to. Aišku, įdomu aparatas, bet aparatą buvau atvažiavęs numetęs garažan, tai ten biškai šalta, tai aš jį dabar atsinešiau. Pirma iš pažiūros buvau atsidaręs, pažiūrėjau, atrodo jisai visai čia neblogai. Tai va, bus įdomu pajungti ir ištestuoti, bet noriu dabar duoti jam biškai pastovėti, biškai prasišilt, kad, kaip sakant, išeitų drėgmė. Tai va, toks aparatėlis iš pažiūros liktai tvarkoja, datėlė irgi liktai yra. Tai jeigu viskas nesupūvė ir dar netyčia veiks, tai bus visai faina. Tai gerai, šitą aparatą aš pasidėsiu po to toliau. Dar davė krūvą stalčiaus kasečių, bet kasetės tokios yra dauguma, kaip matau, paprastų. Kažkokių stebuklų nėra, arba įrašytos, arba dar kokios nors pavienės. Tada dar kažkokią, ala Pugačiova plokštelytė. Tada, Valdemaras ir Algis Frankoniai. Jaučiu, viduje plokštelė irgi yra. Beatles. Tai čia gal Beatlai kokie? Beatles. Vokalinių instrumentų ensemble Anglija. Tikrai. Geras, turiu Beatlų kažkokią. Tada čia lietuviška estrada. Irgi kažkokia įdomi plokštelė. Lietuviška estrada vėl. Svajonių sodas, tolyn aš joju. Bus įdomu pažiūrėti. Tada Lev Lešenko kažkoks Prošiai. Tokia yra. Pojot Vachtank Kikabidze kažkoks čia, gal gruzinas ar dar koks nors. Jak Jola. Įdomios kažkokios plokštelės. Tokių tai tikrai neturėjau. Veselėje Rebeta. Veselėje Rebeta. Kažkokia plokštelė. Irgi. Tada Ivica Šerfezi kažkoksai tai geras. Pirmą kartą tokios plokštelės matau. Yra pas man tokių plokštelių, bet mažų, būtent va tokių nelabai kolekcijų dar daug turėjau. O dabar ansamblis Sašė Subotė kažkoksai tai toksai, visai įdomu. Vokalinį instrumentų ansamblį Kogda Umrų Borba kažkoks irgi. Pėsnį Vladimirą Visockovą. Visockas jau yra girdėtas šitas autorius. Pojušie Sirca kažkokia plokštelė. Įdomu. Estrada, muzika. Geras, bus įdomu išbandyti. Vėl lietuviška estrada. Panašu, kad jau tokia buvo plokštelė. Čia matai, skirtingų spalvų. Tai čia yra kažkoks leidinys. Kelios tokios skirtingos plokštelės. Tai bet kažkokia jau prieš tai buvo seniau. Taip, mono stereo kažkokia, Sirca, Dorogi, kažkoks irgi, tada estradinė muzika, jau liktai tokią mačiau, gali būti mūsų pasikartojantį netyčia. Nerija, wow, vokalinis instrumentas ansamblis Nerija, va šitas tai geras. Šitas geras, 74 metais išleista, matau. Geras, man patinka. Visai gera čia Когда приходит любовь vėl kažkoksai. Melodija, va. Ryga Skanų. Va, kokia plokštelė, įdomi. Geras. Maestro Ala Pugačiova pojom. Geras su Pugačiova, nemažai plokštelių. Turiu, man atrodo, su Pugačiova vieną ar dvi didelės plokštelės, o dabar Danic na Garabangė kažkokia Barabanė, nelabai gerai rusiškai moku skaityti. Tai va, tai čia krūva tokių mažų plokštelių. Tai kaip dovanai visai keletą egzempliorių tikrai matau yra įdomių. Tikrai, manau, vertų dėmesio. Tai juos būtinai pasitestuosim. Ir telefoniuką traukiu šoną. Labai įdomu dar pažiūrėti didžiasias plokšteles.
Tai gal darysim taip. Biški kėdė man atreška, tai sauri. Virtuvį sėdžiu, tai medinė kėdė truputėlį traškaliojasi. Estradinės melodijos. Nu, va tokios irgi nesu matęs, neturiu. Įdomu. Во. Jonio Sinkerk в Moskvе. Vokaliniai instrumentai Ensemble Великобританija. O, geras. Čia The New Seekers. O, kažkur labai girdėta grupė, nors tiesą prisipažinsiu, apie ją nelabai ką žinau. Ricardo Fogli. Čia jau italas matyt koks nors. Irgi nelabai žinau. Orkestru Polemorė. Babielėto kažkoks, vienu žodžiu. Ensemble Pojušė serca vokalino. Nu, blemba, tokių įdomių plokštelių. Zerkalo Lučiai. Nu, įdomi plokštelė. Leo Seyer. Yra tikrai tokių įdomių plokštelių. Papuolė. Buvus tikrai įdomu. Taip, tada sekanti plokštelė Melodija ir ritmai 2. Kažkokia tokia. Tada Dobry час. Rock grupa Mašina Vremeni. Wow! O čia geras, šitą žinau, grupė girdėta tikrai. Įdomi plokštelė, manau, bus. Nerija. O, blemba, pakankamai gražioj būklei plokštelė. Nu, puiku. Man, žinokit, patinka šitą dovaną. Kas čia? Auko klub, kas čia? Disko klub, disko. Kabarė, bla bla bla, daug neskaitysiu, patą pažiūrėsim. O, Ala Pugačiova, o tokią plokštelę jau turiu. Tik įdomu, šitos matau, turbūt bus geresnė būklė, bent jau viršelis gražesnis. O vidaus tai nežinau. Tada Užtraukim vyrai dainą, vokalinės Ensemble Nerija. Geras, Nerijos, dar viena plokštelė. Blemba, man patinka. Vilnius, šokia plokštelė. Lietuvos radijo televizijos ansamblis Armonika Juzapaitis. Armonika, dar viena. Irgi gražiu viršeliu. O tai Dyvas, vienu žodžiu, taip, irgi graži būklė plokštelės. Marila Rodovič, Sing. Kažkokia irgi. Plokštelė visai įdomi. Sofija Rotaru, va tokią turiu. Tik pas man viena vieta kažkur plokštelė yra, kad peršaka biški. Ar repitas gaunasi. Tai, vat, tai jeigu čia gera būklė, tai būtinai naunsios. O, arabeska. Wow, irgi gražios būklės. Šitą plokštelę kažkur tai esu klausęs. Tik nepamenu, turiu ar neturiu tokią. Taip, tokia kažkokia. My Woo Different Worlds. Kažkokia irgi įdomi plokštelė. O, kopų balsai. Tokią berods jau turėjau. Tai galbūt čia viršelis irgi geresnis, nes mano plokštelės kažkada labai yra sulypę viršelį tarpusavį. Tai va, dar viena plokštelė, Aerobic Exercise kažkokia irgi įdomi. Nežinau, kas per grupė. Ala Pugačiova matau, wow. Per šitą dovaną Alas Pugačiovas nemažai plokštelių turėsiu. Porą mažų, porą tokių jau, visai neblogai. Vilniaus aidai irgi visai įdomi. Lietuviška plokštelė. Parad Solistov Estradai irgi. Visos tokios plokštelės dauguma, tokių, kurių neturėjęs arba nematęs. Aišku, yra kelios, kur turėjau. Vėl Nerija. Nu, labai įdomu. Estradinai melodijai. Taip. Something Still to Come, Ala Pugačiova. Da, Pugačiovos plokštelė. Nu, jinai gerai čia plokštelių matas išleidus. Pugačiova buvo savo laiku. O to van šitą turiu tokią, bet čia irgi pakankamai gražios būklės. Joe Dasen kažkoks. Sat, nemoku skaityti gerai. Joe Dasen. Liuksemburski Sat. Va, spausdinti nebiški geriau sekasi perskaityti.
Tai va tokį, nežinau, nepažįstu. Stasys Pavilaitis. Šitą tokią plokštelę turėjau, bet vėlgi pas man atrodo viršelis buvo gal prastesnis. Ir paskutinis Jack Leach kažkoks. Aha, kažkokia įdomi plokštelė. Sauri, paėmiau 2 plokštelės pasirodo. Taip, tai va šita. Jacek Leach. Tai čia lenkiškai kažkokia bus. Aš jau gavau, sakau, anglas bus koks nors. Čia lenkaitis kažkoksai tai panaitis. Ir Sašė Subotė. Kažkokia grupė. Vėl. Instrument ansamblis Subotas Vadyba. Tai čia turbūt Latvių kažkas panašu bus. Latvių kažkokia grupė. Tai vat, ir, kaip minėjau, krūva kasečių, bet kasetės dauguma va tokios visokios įdomios. Nors va tokias pirmą kartą matau Polaris firmą, kažkaip neteko susidėti. Tai bus įdomu šitą krūvą dar pasižiūrėti, bet čia, aš manau, labai kažko vertinga nėra. Tai va, didžiausia vertė grotuvas ir plokštelės. Tai va, bandysiu atšilus dar pasileisti grotuvą.